truputį mėgas pradėjant kažkodėl tai. Truputį keičiasi mūsų planai. Labas rytas. Labas rytas, pradedame dar vieną savo žygį. Šį kartą eisim zigzagais iš Smiltynės į Nidą. Na ir tikimės, kad viskas bus gerai ir pasieksim savo asmeninius rekordus. Ką tik praėjom pajūrį 6 km, dabar einam į dviračių taką. Tamsu jūros nesimato už mūsų. Visai prašvyta. Truputį mėgas pradėjant kažkodėl tai. Eini kažkaip mėgas. Nežiauju, bet gal jis bus geras, tai išsibūdinsim ir eisim toliau. Atvykom į poilsiavietę, vadinasi Baravykinė. Tuščia, bet labai gana, iš tikrųjų tvarkinga. Tai mes čia dabar pailsėsim truputį ir papusryčiausim. Valgyti. Klaipėdos senajame turguje nusipirkome tokį lašinuką. Tai pardavėjas padovanoja dar ir mėsytės galiuką. Sako, kad geros kelionės jums. Kiek čia daug krito dviratininkų, susižaloja kelių, išsibarškino dantų, nusibrozdino nosio. Dabar tai nebus. Šitą kelias orkestrui bus tikrai labai geras. Pagaliau. Juodkrantė švyturys. Už Juodkrantės švyturę matosi medžiai, pušys. Kai anksčiau nebūdavo, matydavosi kopas ir atrodavo kaip dykuma. Gintaro įlanka. Ten kitoj pusėje turėtų matytis ir Ventė, ir Treverna, bet nesimato, nes truputį kanota. Buvom truputį užėję į Juodkrantės parduotuvę, nusipirkom sūrelių, tinginuką, Coca-Colas ir keliavom toliau. Kadangi remontuoja visiškai naujai įrenginėja dviračių taką Nanglių gamtos rezervate,
Tai truputį keičiasi mūsų planai. Tenka eiti plentu arba galėjome eiti dar pajūriu. Bet šiandien, kadangi tikslas neiti pajūriu, o eiti, pasiekti savo tikslą kilometrų skaičiais, tai pasirinkom plentą. Sakyčiau, toks purvynas buvo ir balas. Šlapia. Judam toliau. Kopas, keliam toliau. Pakeliui pervalką, lipam į kalniuką, 7% įkalnė. 7%. Čia gal nesimata už nugaras, kad tai yra statu, bet visai gerai. Esame pervalkai. Labai gražus mažas miestelis, labai ramu, žmonių nėra. Gražusis pervalkas švyturys. Padarysim čia truputį pertraukėlę, pasėdėsim, pasigražėsim švyturiu prie marių. Ir po to keliausim toliau, link Preilas ir Nidos. Šiuo metu turim 48 km, tai labai neblogai visai. Ką tik praėjom buvusi Karvaičių kaimą, kurį užpūstė. Likė tik tais kopos. Ir buvo labai graži užstebėjimo vieta. Čia labai graži vieta. Ponas Vecegrugas. Einam link Vecegrugo kopas. Tek truputį užlipti. Pažiūrėti iš viršaus. Vecegrugo kopa yra aukščiausia visoje Nerijoj. Man atrodo 67 metrai aukščio. 64 nepamenu. Tai yra ką vyktų užlipti, va. Matosi, va. Pati mėlymiausia kopa visoje Nerijoj. Tingienas dar juodkrantį, tai dabar mielai apvalgsim. Kiekvienam žygiai kola būtina, nes motyvacijos kažkaip sutikė savo ir cukrų duoda dar kokį porą žygį papildom padaryti. Bulvikė ragas, plačiausia Kuršių nerijos vieta, pasirodo ne tik briedžių turi ragus, bet ir Kuršių nerija. Truputį prisėdam
prisėdom palsėt, nuėjom jau 67 km, iki mūsų tikslo dar 7 km, tai, bet kadangi turim pasikraut truputį laikrodį, nes jau išsikrauna, tai truputį pailsime ir po to pabaigsim savo 7 km. Dar truputį Nidų norim pasivaikščioti. Šiandien duočianais pažintiniais takeliais. Ir jau tikslas nebetoli. Tai ką, buvom savo įsikėlę šiandien tikslą per vieną ėjimą nueiti 74 km. Tai tas tikslas mums pavyko, mes labai dėl to džiaugiamės. Esame dabar Nidoj, einam ilsėtis. Ir ėjom nuo Smiltynės iki Nidos netiesiausiu keliu.